Sveiki, sveikinuosi iš Rišikešo, savo antrų namų, bet šį kartą dar noriu papasakoti apie savo įspūdžius ir išgyvenimus Kašmyre. O sekantis video bus apie seną gerą Rišikešą. Tai dar trumpai apie tai, kad kelias iš Ladako, Indijos šiaurės dykumų iki Šrinagaro yra tikrai labai įspūdingas. Tik tai tiek, kad yra labai daug armijos postų, nes ten yra pasienis ir sustiprinta yra apsauga ir kaip mums, kaip užsieniečiams, tenka sustoti ir užpildyti įvairias formas, kartais pakankamai smulkiai. Tai Šrinagarą palikom. Šrinagaras man pasirodė pakankamai atšiaurus. Ten didžioji dalis gyventojų yra išpažįstantis islamą, musulmonai, ir mes gyvenom musulmonų šeimoje, apie tai jau kalbėjau, kur norint išeiti iš savo viešbučio valties, reikia būtinai paprašyti, kad tave perkeltų į krantą ir tu galėtum eiti ten, kur tu nori, bet dar prieš tai turi pasiaiškinti, kur ten eisi, ką darysi ir taip toliau. Tai laukiau tos dienos, kada iš ten išvažiuosiu. Ir taip yra dėl to, kad susiformavus ir atitinkama politinė ten situacija. Tai per dieną kokį keletą kartų skleidžiama tam tikra propaganda per tokius didžiulius gramofonus, tai ir maldos metas būna, ir giesmės, ir tuo pačiu dar propaganda, tai kartais buvo nelabai jauku, bet gyvenom saugiai šeimoje ir ten jautėmės pakankamai gerai. Tik tai jautėsi labai toks stiprus psichologinis spaudimas, nuolat įsigyti kažką, įsigyti kažkokias tai paslaugas, kažką tai daryti. Na ir aišku, jau kainos pakankamai didelės. Tai va, tai tokie mūsų nuotykiai. Ir kažkada ten buvo šaivizmo toks kraštas, šaivizmo filosofijos. Ir labai džiaugiuosi, kad pavyko aplankyti Šankaračarijos šventyklą, kuri beje buvo tiesiai priešais mūsų viešbutį. Tai tokia gana malonė. Na, o visa kita tiesiog buvo poilsis ir darbas viešbutyje valtyje. Po to mes sėdome į privatų taksi, su kuriuo daliniesi su vietiniais žmonėm ir patraukėm į Džanmu. Džanmu yra šiek tiek žemiau nuo Kašmyro ir nuo Šrinagaro iki Džanmu yra 250 km, bet ten kaip įprasta tokius atstumus Indijoje reikia važiuoti beveik visą dieną, kas panašiai buvo ir šį kartą. Turėjom vairuotoją tokį karštą kašmirietį, tikėtina, kad musulmoną, nes toks tikras dušmanas, važiuoja, kalba telefonu, garsiai groja muzika, įjungti kondicionieriai, visus automobilius lenkia, kitų automobilių nepraleidžia. Tai toks senai matytas, pažįstamas lietuviškas vairavimas, nes pas mus vairavimo kultūra vis dar yra gana agresyvi, tai turėjau progą prisiminti. Aišku, pakankamai greit atvykome, bet pirmosius 50 km važiavom kokias 2 geras valandas, nei kiek neperdedu, nes kas keletą kilometrų vėl eilinį kartą armijos postai, kur sustoja automobiliai, tiesiog yra padarytas kažkas tai panašaus kaip autostrada Kaunas-Vilnius, bet vienu metu abiejomis kryptimis kareiviai neleidžia važiuoti didesniam srautui automobilių. Tai va toks įdomus dalykas, jie tiesiog stabdo tą srautą važiuojantį viena kryptim ir kuomet srautas priešinė kryptim baigėsi, tada paleidžia tą srautą. Tai dar tokio dalyko neteko matyti. Ir dar vienas toks atvejis buvo, kai kareivis su raudona vėliava stabdė mūsų taksistą ir taip gan griežtai, taip stipriai mūsų taksistas pravažiavo. Tai va, tokį turėjom dušmaną. Na ir Džanmu apsigyvenome vienoje šeimoje, kurią matėme pirmą kartą. Ir labai įdomu yra tai, kad čia Rišikeše prieš metus laiko viena diena buvo tokia labai gera ir graži. Aš aišku, Rišikeše patiriu labai daug gerų ir gražių įspūdžių. Čia vien tik tai išėjus, tu šypsaisi ir sveikinėsi su visais, bet
ta diena buvo tokia dar labiau ypatinga ir čia netoliese yra Ganga ir atliekamos Gangos arati, Gangos pagerbimo ugnies ceremonijos. Tai tuo metu aš nuėjau eilinį kartą į Ganga aratį ir atsisėdau ant laiptų ir tiesiog pradėjau bendrauti su šalia esančiais žmonėm ir šalia mane sėdėjo mergina, labai tyli. Vėliau pradėjau kalbėti ir su ja. Ir ji pasisakė, kad ji yra iš Kašmyro, iš Džemų ir kad jeigu mes kada nors važiuosime į Kašmyrą, kad ji labai nori mus apgyvendinti. Mes apsikeitėme kontaktais. Aš aišku, giliai viduj turėjau tą planą aplankyti Kašmyrą, nes mūsų viena draugė Indė, kaip sakė, Kašmyrą, jinai žino viską. Ir čia kaip tik sekančiame kambaryje apsigyveno amerikietė, kuri buvo ką tik grįžusi iš Kašmyro. Tai tą kraštą jau senai norėjau pamatyti. Aišku, aš iš savo draugų indų jau žinau, kad jis yra pakankamai atšiaurus, kad nuo Antro pasaulinio karo iki 1999 ten įvyko net 4 karai. Tai tikrai jaučiasi visa šita atitinkama atmosfera, įskaitant dar ir šitą visą propagandą ten vykstančią. Ten nereikia būti vietiniu, kad visą tai jaustum ir suprastum, kas ten darosi, kas ten vyksta. Na, nutiko taip, kad ta mergina su savo draugėmis nutarė išvykti į Goa. Ir ji pasakė, kad mano tėvai su malonumu jūs apgyvendins. Tai buvo kažkaip nelabai smagu, nes aš tikėjausi, kad ji bus kartu su mumis. Aš dar pasiūliau atvykti anksčiau, kad ji susitiktų su mumis. Bet ji pasakė, kad čia yra, žodžiu, jos kaip garbės reikalas ir panašiai mus apgyvendinti. Tai taip ir nutiko. Kai atvykome į Džemų, mus pasitiko jos tėtis, atvežė į savo namus ir jos tėvai mumis labai gerai rūpinosi, maitino ir visaip kaip tik tai galima. Tai vandens atneša, tai paklausia, ar viskas gerai, tai parodo, kaip kondicionieriai įsijungia ir panašiai. Na, geras naminis maistas yra naminis maistas. Tai buvom tikrai labai patenkinti, gavome daug dėmesio, daug rūpesčio. Tėvai nelabai gerai kalba angliškai, tai nelabai galėjome su jais daug ką, kaip sakyt, pakalbėti. Ir jie taip pat pasiūlė nuvykti į budistų šventyklą. Jie pasirodo yra budistai. Didžioji dalis populiacijos Džemų, daugiau kaip 80%, yra hinduistai. Tai ten jau iš karto atvykus jaučiasi visiškai kitokia atmosfera, jau važiuojant į Džemų tokių labai gražių vingiuotų kalnų keliu, jau pradedi matyti mažutės Šivos šventiklėlės ir jau pasidaro geriau. Tai va, tai tuomet sekmadienį ryte aš su tos merginos tėvais nuvykau į mažytę budistinę šventyklą ir galbūt aš tikėjausi pamatyti tokią labiau tradicinę budistinę šventyklą, kokias aš mačiau Ladake, Lehe, bet čia buvo truputėlį kitokia bendruomenė, sekanti Ašoką, tokių mokytojų ir jie visi apsirengę baltai ir kaip supratau, kad tai yra tokia nedidelė bendruomenė, tai turėjau progos ten pabūti, stebėti, kaip vyksta jų susitikimas ir netgi turėjau progos, buvau pakviesta pasakyti keletą žodžių prie mikrofono. Na, tai aš taip labai kukliai porą sakinių ir pasakiau. Vėliau mes pasivaišinom ir jie kalbėjo apie atjautą, apie budistinę atjautą, apie budistinės vertybės. Prieš tai dar tos merginos tėtis buvo pasakęs išvakarėse, kad budizmas yra pati geriausia religija. Tai šiokios tokios fanatizmo apraiškos jautėsi, bet ne taip stipriai, kaip būnant Kašmyre. Nors
Kašmyre iš tiesų tu suvoki, kad šeima, kurioje gyveni, išpažįsta islamą ir yra labai praktikuojanti, nuolat matydavom besimeldžiančius savo šeimininkus. Ir tai ir nėra įprasta pas mus Lietuvoje. Na, o atvykę į Džemų pajutėm kur kas tokia didesnė laisvė. Ir mes patys labai mėgstam laisvę, erdvę. Ir tėvai apipylė mus savo meilę, rūpesčiu. Bet tai, kad jiems truputėlį buvo keista, kaip mano draugas apsirengęs, kad jis neavi batų. Na, Indijoje, kai šiltais neavi batų, jie sakė, kad jeigu važiuosim į tą šventyklą, kad reikia apsirengti paprastai, baltai, kad nusiimti viską, kas yra susijęs su šyva, malas ir taip toliau. Tai mes supratom, kad geriau bus, kad mano draugas liks namuose. Na, o kadangi aš turėjau tokią indišką aprangą, tai jinai buvo šviesi ir pasakė, kad taip jinai tinka. Aš su jais nuvažiavau į jų susitikimą, kuriame, kaip ir sakiau, jie kalbėjo pakankamai daug apie budistinės vertybės, apie atjautą, bet tik įėjus į jų nedidelę šventiklėlę, aš iš karto pamačiau prie grandinės pririštą šunį. Šuo pririštas lauke, bet jam leidžiama įeiti į vidų. Ir šuo visas perkaręs. Pirmiausia, tai tą šunį reiktų labai gerai atmaitinti. Ir tas šuo jis net krūpčioja nuo prisilietimų. Ir matosi, kaip jam reikia tos meilės, kaip jis nori patirti tą meilę, tą, kurią žmogus gali duoti šuniui, kuomet šuo yra, ne veltui sakoma, kad yra geriausias žmogaus draugas. Taip pat aš jau negalėjau žiūrėti į tą tokią žalę didelę traiškaną jo akyse, tai su rankom išvaliau tą traiškaną ir gloščiau tą šunį ir tas šuo norėjo žaisti. Jis taip norėjo žaisti, bet šeimininkė, kai pamatė, tai jinai suprato, kad jis nori mane užpulti ar įkasti, bet aš aiškiai mačiau, kad šuo nori žaisti. Atsiprašau čia už išorinį triukšmą, nes greta esančiam name vyksta statybos ir taip pat per gramofoną leidžia kažkokią tai informaciją ir muziką, bet tikiuosi, kad video įsirašys. Tai aš manau, kad tas dvasingumas, tas tikrasis dvasingumas, tai yra gebėjimas matyti smulkmenas. Gebėjimas matyti ir jausti smulkmenas, gebėjimas matyti ir jausti aplinką, gebėjimas matyti ir jausti, ką kitas jaučia. Ir pradedant nuo gyvūnų. Nes Lietuvoje irgi, jeigu mes, sakykime, nuvažiuosim į kaimą, kaimai prastai visi žmonės dažniausiai yra tikrai labai geri, labai nuoširdus, babytės, dedukai. Bet gana dažnas vaizdas yra, kuomet purvinas susivėlęs šunelis yra pririštas prie grandinės, kurios ilgis yra maždaug metras, na ir būda iš kokių 3 lentų. Net ir kur aš gyvenu, Kaune Lapėse, netoli mūsų yra moteris, labai religinga, pasistačiusi kryžių, šventus paveikslus. Kryžius kieme stovi didelis ir šunelis lygiai taip pat ant metro grandinės, būdelė iš 3 lentų ir kažkur toli nustumtas į pievą. Jis negauna tos žmogiškosios meilės. Dar anksčiau veršelis tamsiam kambarį uždarytas tiesiog ant tokių durų ir jis net negali atsistoti, nes slysta tiesiog. Ant savo paties išmatų slysta. O tokių atvejų yra daug pas mus tokių atvejų, yra daug tokių atvejų čia ir tai nėra dvasingumas. Tikrasis tas dvasingumas yra gebėjimas jausti. Jausti aplinką, jausti ir matyti kitus, pradedant gyvūnais ir
Šiuo metu kaip tik skaitau Robert Svoboda knygą. Tai yra 3 dalių knygų rinkinys, kuriame jis pasakoja apie savo mokytoją Agori Vimalanandą ir jau pačioje knygos pradžioje įžangoje jis perspėja, kad bus labai daug šokiruojančių, ypatingai vakariečiams istorijų, atvejų ir pasakojimų, bet jis juos pateiks. Tai mes tą dvasingumą vakariečiai taip suprantam tokį kaip tokią atitinkamą šventumo aureolę, tokią dvasingumo skraistę. Ir to pas mus yra pakankamai daug. Ir netgi vakariečiai, kurie čia atvyksta į Indiją, jie irgi plaukia šituose vandenyse, plaukioja. Aišku, tai yra geriau negu naktiniai klubai, negu narkotikai, negu alkoholis ir taip toliau, bet kai pradedi skaityti tokią literatūrą, kai pradedi klausytis, kaip Robertas Svoboda pasakoja apie savo mokytoją Vimalanandą, su kuriuo labai daug metų buvo kartu ir kadangi jis moka hindi kalbą, sanskritą, yra ir Vedos gydytojas, turi iškart sukaupęs labai didžiulį žinių bagažą. Tai visą tai jis yra aprašo savo atsiminimuose ir mokytojas taip pat jam pateikia daug įvairių pasakojimų, kuriuos jis užrašo savo šituose veikaluose. Tai supranti, kad tas dvasingumas, taip kaip mes jį suprantam, taip kaip mes jį įsivaizduojam, jis ne visiškai toks yra. Ir netgi yra atveju, kuomet žmonės turi praktikas, iniciacijas, žinomi žmonės, jie praktikuoja, tačiau jie dar vis valgo gyvūnus. Arba kaip jie įvardina mėsą. Tai tada irgi kyla klausimas, tai kur yra tas jautrumas aplinkos atžvilgiu, kur yra tas gebėjimas, tas dvasinis gebėjimas suvokti, kad tu valgai kitą kūną, kad tas kūnas taip pat turi sielą, kad jis kenčia, kad tu perimi jo kančią ir tu perimi tą akimirką, kai gyvūnas yra nužudomas, jis patiria didžiulę baimę, didžiulę stresą, kad visą tai tu suvalgai. Tai tas dvasingumas yra subtilumas, kada mes turim tokius labai subtilius čiuptuvus ir gebame justi labai tokius subtilius dalykus, kurie yra aplinkoje, kurie tvyro aplinkoje. Ir būtent šitą reikia vystyti. Ir apskritai pereinant prie to dvasingumo, pirmiausia, ką mums reikia daryti, tai susitvarkyti savo psichologiją pirmiausia, susitvarkyti savo asmeninį gyvenimą, susitvarkyti savo materialų gyvenimą, prisižiūrėti savo sveikatą, nes tas tikrasis dvasingumas, kaip ir rašo Robert Svoboda, taip kaip sakė jo mokytojas, tikrai nėra skirtas kiekvienam žmogui, jis yra skirtas nedideliai daliai žmonių. Bet iš kitos pusės labai gerai yra tai, kad yra daug jogos mokyklų, daug įvairių mokymų, daug įvairių seminarų. Tai yra žymiai geriau negu daug barų, sakykime, daug naktinių klubų, daug alkoholio. Gerai, kad ta persvara jinai yra ir jinai pastaruoju metu vis ryškėja, bet mes turim neprarast kritinio mąstymo. Ir va šitam taip vadinamam dvasingumo kely, o tas kritinis mąstymas, jis yra labai reikalingas. Pirmiausia, kritinis mąstymas savo paties atžvilgių, ne kažkokios tai saviplakos, savigraužos ar kažkokių savo trūkumų akcentavimas, bet tiesiog kritinis mąstymas ir gebėjimas matyti tą tikrovę tokia, kokia yra nepagražinta. Mes visi turim tokių savo gyvenime įvairių sričių, kuriuose viskas yra užstrigę, kur nejuda, kur mes patiriam kažkokį tai didelį skausmą, išbandymus ir panašiai. Bet mes turim išmokti matyti taip, kaip yra. Jeigu norim, kad įvyktų tas virsmas, tai viskas vis tiek visada prasidės nuo to, kad mes turim suvokti ir pamatyti tikrovę tokia, kokia jinai yra. Ir tik tai tuomet yra įmanoma transformacija. Mes negalime jos užglaistyti kažkokiais tai dvasingais dalykais, užleisti kažkokį tai dvasingumo debesėlį, užsidėti kažkokius rožinius dvasingumo akinius, bet tas gebėjimas, sakykime, matyti tai, kas yra juoda,
tai, kas skauda, tai suvokti, tai priimti. Viskas prasideda nuo to, tada gali įvykti ta transformacija. O dvasinės praktikos, ta pati dvasinė sadhana, jinai nėra, nebuvo ir niekada nebus jinai lengva, jinai negali būti paviršutiniška, nes jinai yra skirta gryninimui, jinai yra skirta mūsų deginimui, mūsų pačių savęs išdeginimui, mūsų šitų visų juodų skylių, juodų dėmių išdeginimui. Ir jinai dar labiau turi atverti ir leisti tai pamatyti. Tai nėra jokių būdų kažkoks atotrūkis, tai nėra jokių būdų kažkoks tai pabėgimas, sakykime, atsitraukimas ir taip toliau. Tai yra kaip niekada matymas ir suvokimas to, kas yra tikra ir taip, kaip yra iš tikrųjų. Tai čia yra tas dvasingumas. Ir jeigu mes kalbam apie atjautą, tai tada pirmiausia atjauskim tuos, kurie yra šalia mūsų ir atjauskim tą tikrąją prasme visas gyvas ir kenčiančias būtybės. Ir reikia pradėti nuo tokio praktinio dalyko, kaip jeigu yra kažkoks tai gyvūnas šalia mūsų ir mes galim jo pasirūpinti, tai taip ir reikia padaryti. Tik tai tuomet tada reikia eiti, praktikuoti. Aš ryte pirmiausia savo namuose išvedu šunis ir tik tai tada einu praktikuoti. Nes aš žinau, kad aš galiu praktikuoti, bet jie kentės, nes paprasčiausiai norės tuštintis. Viskas yra labai, labai paprasta, labai buitiška ir manau, kad pirmiausia reikia pradėti nuo tokių dalykų. O iš Džamų ir iš Rišikešą mes atvykome naktiniu traukiniu, kas buvo irgi labai įdomi ir gera patirtis. Ir iš tiesų tokia kelionė yra mažiau varginanti. Ir tuomet susitiksim sekančiame video, kur, kaip aš sakiau, senas geras Rišikešas arba 40 dienų Rišikeše. Šiam kartui tiek. Ačiū, kad esat kartu. Triukšmas yra triukšmas, Indija yra Indija ir Indija yra vedimas. Hari Om Tat Sat.